Mizantropija Lietuvoje. Esu labai neigiamas žmogus ir visada buvau. Ar toks gimiau? Nežinau. Nuolat bjauriuosi. Realybę gąsdinuosi ir bijau. Desperatiškai. Prisirišu prie keletų dalykų, kurie man suteikia paguodos, leidžia jaustis gerai. Nekenčiu žmonijos daugumos, nors gal ir labai mėgstu konkrečius asmenis. Žmogiškumas apskritai pripildo mane panieka ir neviltimi. Nekenčiu daugumos to, kas naudinga civilizacijai. Nekenčiu šiuolaikinio pasaulio. Viena vertus, žmonių yra per daug. Nekenčiu chordų minios. Didžiuliuose miestuose su visomis jų neapykantos, kupinomis transporto priemonėmis, jų triukšmu ir nuolatiniais beprasmiais atvykimais ir išvykimais. Nekenčiu automobilių. Nekenčiu moderniosios architektūros. Kiekvienas pastatas pastatytas po 1955 turėtų būti nugriautas. Nekenčiu šiuolaikinės muzikos. Žodžiais neįmanoma apsakyti, kiek mane tai nervina netikras, pretenzingas, pasipūtęs tvirtumas. Nekenčiu verslo turėti reikalų su pinigais. Finansai yra vienas nepakenčiamiausių žmonijos išradimų. Nekenčiu prekių kultūros, kurioje viskas perkama ir parduodama. Nelieka nei vieno neapversto akmens. Nekenčiu žiniasklaidos ir to, kaip pasyviai žmonės ją siurbia. Nekenčiu keltis ryte ir susidurti su kita šios beprotybės diena. Nekenčiu valgyti, šikti, prižiūrėti kūną. Nekenčiu savo anatomijos, mintys apie mano vidinės funkcijas, organus, virškinimą, smegenis, nervų sistemą kelia siaubą. Gamta siaubinga, ji nėra nei miela, nei žavi. Žudyk arba būsi nužudytas. Ten labai pavojinga, natūros pasaulis, pripildytas baisių kraugeriškų padarų ir jėgų. Nekenčiu viso to, kaip veikia prigimimas. Seksas yra ypač neapkenčiamas ir siaubingas paitinas prasiskverbia į patelę. Jo penis patenka į jos skylę, ją poisinama, joje auga kita būtybė, o tada jie turi išgyventi skausmingą išbandymą, nes nauja kreatūra stumėsi iš jos, kad pakartotų visą procesą darsyk. Dauginimasis, kas gali būti egzistenciškai atgrasiau. Kaip nekenčiu piršlybų ritualo, mane visada atbaidė pačiolytinis potraukis, kuris jaunystėje niekada nepaliko ramybėje. Mane nuolat varė nusivylę norai daryti keistus ir nepriimtinus dalykus su moterimis. Mano siela dėl to nuolat konfliktavo, niekaip negalėjau to išspręsti. Senatvėje yra vienintelis palengvėjimas. Nekenčiu to, kaip veikia žmogaus psichika, kaip esame traumuoti ir kvailai įspausti ankstyvoje vaikystėje ir likusį gyvenimą turime praleisti bandydami įveikti šias kūdikiškas psichinės fiksacijas ir mums niekada iki galo nesiseka šios pastangos. Nekenčiu organizuotų religijų, nekenčiu vyriausybių. Visa tai yra daugybė galios partijų, kurias žaidžia ambicingi žmonės ir kurios yra nukreiptos į silpnuosius, vargšus ir vaikus. Dauguma žmonių yra priekabiautojai, suaugusieji renkasi vaikus, vyresni vaikai renkasi jaunesnius vaikus, vyrai tyčiojasi iš moterų, turtingieji tyčiojasi iš vargšų. Žmonės mėgsta dominuoti. Nekenčiu to, kaip žmonės garbina galią, vieną bjauriausių iš visų žmogaus savybių. Nekenčiu žmogaus polinkio į karą ir kerštingumą. Nekenčiu to, kaip žmonės nuolat bando apgauti ir apdumti vienas kitą, sukčiauti, pelnytis ir nesąžiningai pasinaudoti nekaltais naivuoliais ir neišmanančiaisiais. Nekenčiu tuščių, melagingų, banalių pokalbių vykstančių tarp žmonių. Kartais jaučiuosi uždusęs, noriu nuo to pabėgti. Būti žmogumi didžiausia dalimi reiškia nekęsti to, kas esu. Kai staiga suprantu, kad esu vienas iš jų, norisi rėkti iš siaubo.